Sveiki visi. Dar norėjau parodyti mūsų viešbutį iš lauko pusės. Čia yra dar vienas mūsų epizodas, kurį aš norėjau įrašyti. Tai va, o mes į paplūdimį turime nueiti čia kokį gal 100 metrų. Štai tokią pakalnę. Tiesiog lipam žemyn ir einam į paplūdimį. Tai va, dar vienas įdomus dalykas su viešbučiu. Aš manau, kad čia yra toks standartinis variantas, kad tikrai galima tą laisvai daryti. Tai būtent tai, kad, pavyzdžiui, mes buvom pasiėmę įskaičiuotą pusryčių ir vakarienę, tačiau mes, pavyzdžiui, galim kažką susikeisti. Na, pavyzdžiui, prisireikia, sakykime, kažkur vakare išeiti, o per pietus būsime čia vietoje, tai tiesiog padarėm taip, kad ne pusryčius, o pietus susikeitėm su vakarienė. Tai visai patogus dalykas kartais, jeigu reikia. Tai va, tai tikrai smagios atostogos, kol kas čia yra antroji diena. Tikrai labai gražus oras ir šilta. Aš nežinau, laipsnių turbūt gal koks 30 šilumos. Čia kažkaip termometrų nemačiau, bet kažkiek galima daugiau mažiau nujausti. Tai va, toks malonus vėjelis, tikrai nėra labai vėjuota. Nežinau, ar girdisi ar ne, bet iš esmės tai visai gražu. Tai va, tai kol kas tiek būtų, susitiksim kitam video. Iki.